Valė. Tada, kad nepavažiuos ilgai. Bučiuoju dabar jau. Gerai, gerai. Nu tai labas rytas. O, galit pamatyti, kiek sniego turiu. Savo pakaušį. Visur balta. Visur. Ir šiaip žiauri gerai jaučiuosi, žiauri geras oras. Bet važiuoti tai žiauri nefaina. Nu, nes nepavažiuoji, kol išlendi ant... Bet kai išvažiuoji į mišką, gaunas taip, kad provežos dingsta ir nebėra kaip važiuoti. Tada gauna šudinai. O šiaip plente gerai, galima atsukti 20-22 ir laikyti pastoviai. Mašinas irgi niekur stipriai nespaudžia. Nu tai žodžiu, žiūrėsim, kol kas esu 25 kilometre. Dar liko 120. Šiandien diena tokia su labai dideliais nuotykiais. Aš pati esu šiaip labai stresiniai būsena iš tikrųjų, nes valyja lietus, sniego pilna. Šiaip buvo planas suvalgyti vėlės tokas, aišku, gerokai nusitrumpinome kelią dėl kritulių, šiaip kaip ir matėm, kad turėtų būti tarpas, kada nelyja, nesninga. Bet biški dievulis ir aukštesnės jėgos sėjo prieš mumis ir vis dėlto iš tikrųjų gavos taip, kad daug kritulių tiesiog krito visą dieną. Tai dabar liko 12-11 km iki šios dienos bookingo. Jisai šiaip yra šlapės. Susitikom šiaip likus 25 km, tai tiesiog važiuoju iš paskos ir lydžiu. Šiaip sakė, kai liks 15 km jau paleisti, kad man vienai važiuoti į bookingą, bet nesutikau ir paleisiu gal tik tai likus kokiam 3 km, kad biškai greičiau aš nuvažiuočiau ir įsibukinčiau ir įsivaitų tiesiai į kambarį. Yra kerai šlapės, čia buvom susitikę, aš perplanavau jo maršrutą telefonu, nes rankos užšalusios. Ir žodžiu, tai šiandien diena, kai įtampos, streso ir labai visko šiaip daug buvo. Nežinau, ką jis yra pafilmavęs, iš tikrųjų, tai bent jau šito turėsim atsiminimui. Man jau sukas mintis, kad kelsim dviratį ant stogo rytoj ir biškai gal pavažiuosim su mašina. Dabar tiesiog linkiu sveikatos ir kad viskas būtų gerai, nes tokiom sąlygom tiek kilometrų minti kiaurai šlapiam, nu, aš jau tikrai jo vietoj būčiau palūžus, dabar jau belieka suportinti už galo, melstis, kad viskas būtų gerai ir palaikyti kaip tik tai įmanoma. Nebus kritulių. Sveiki, šiandien trečios dienos video yra biškai kitoks, nes nusistatė kamerą ir prifilmavom timelapsų, kurių atkurti nėra. Priekį video matot, ką geriausia galėjom išlėtinti ir padaryti, tai tą turim. Tai dabar šiandien turėjom tragiškai sunkią dieną visiems. Mane su mašina tiesiog pasieniečiai iškratė, išpurtė, išsireikalavo visų dokumentų, kur man tam rankos kojos drebėjo. O Mindaugui šiandien buvo taip, kad važiavo per pūgą, per šlapdribą, per lietų, per daug sniego, tai gal pasipasakok biškį daugiau. Nu, žodžiu, buvo reikalų. Dar pirmi 16 km dar buvo viskas gerai. O paskui toks daugiau mažiau, kurį važiavau į mišką, bet ten nebuvo niekas, kas būtų pravažiuojama. Tiesiog buvo pusnis plaštokos dydžio, apie 10 gal. 12 cm ir tiesiog reikėjo pačiam kapanotis. Iš pat pradžių viskas dar buvo gerai, važiuojant per tas pusnis, kol sniegas nekibo prie ratų. O paskui buvo taip, kad pliusinė temperatūra atsirado, pradėjo truputį snaiguriuoti ir ties 33 km tiesiog kibo viskas, absoliučiai viskas prie ratų ir man dar sunkiau gavosi. Ir pradėjo viskas drėkti, viskas šlapt.
Tai nusprendžiau, kad tikrai nedavažiuosiu iki Bialystoko nustatyto maršruto, kad reikės trumpinti ir po pasekoje tiesiog keitėm maršrutą ir trumpinom bookingą. Keitėm bookingą ir susitikom ties 62 km su Gabrielė ir nusprendėm, kad iki bookingo liko 20 kažkeli kilometrai iki Kupčiovkos ir davažiuosim ten ir išmiegosim ir daugiau iki Bialystoko liks tik tai 60 plus kilometrų, kas bus rytoj. Tai tokia rami pervažiavimo diena, galim sakyti, ir tiesiog vieną dieną persikelia, bet, yra kaip yra. Svarbiausia saugus, svarbiausia dabar jau šiltai, nes žmogus tiesiog kaladavas ir iš drebulio. Ir šiaip tiesiog stebėt, matyt, buvo sudėtinga šiandien. Ir buvo, kad internetai buvo dingę, nes esame kažkur vidury miškų, kažkur laukuose, šiaip netoli čia ta Baltarusijos siena, tai tiesiog kažkaip nejauku, nes buvo, kad ten matau, kad live metu aš jo nematau, ten prieš 20 minučių susiskambint kitą kartą irgi nėjo, nes vis tiek su pirštėm su visko važiuoja. Tai žodžiu, kitų dienų tikiuosi bus biški lengviau.